Bliomba, žiūrėk, bratiška. Mašiniukas paimtas ką tik iš serviso. Žodžiu, tai šitą mašiniuką mes padovanosim po 3 lenktynių, tai reiškia rugsėjo 28. Hello! Tikiuosi nepamiršot, nes aš vos nepamiršau. Mes dar turim dalyvauti 3 lenktynėse. Taip greitai prabėgo vasarą, aš net nesupratau, nes atrodo, ką tik čia birželį 1 lenktynėse buvom, o jau rugsėjo galas. Mašiniukas paimtas ką tik iš serviso. Buvo pajungę kompiuterį, sakė, lygtais nieko jai ten nėra. Padangas pasižiūrėjo, žodžiu. Tai ką, dabar liko, iki lenktynių liko 3 dienos. Reikia, pirmiausia, užsiregistruoti lenktynėse. Šitoj vietai neskubam. Ir ką? Varysim tada šeštadienį į trasą. Be to, kad mes šeštadienį dalyvausim lenktynėse, tai jūs nepamirškite, kad mes tą mašiną dovanosim po lenktynių. Nežinau, nėra labai aktyvus žmonės, tai nežinau, ar čia visi turi pilnus garažus mašinų ir niekam nereikia, ar kodėl. Jeigu jūs nenorite, tai aš tikrai ją pasiimti norėčiau. Žodžiu, tai šitą mašiniuką mes padovanosim po 3 lenktynių, tai reiškia rugsėjo 28 lenktynės ir tada spalio, manau, kad vidury darysim, žodžiu, jau konkursą, visi finalininkai bus atrinkti ir kažkam ją padovanosim. Tarp kitko, esam jau padovanoję vieną mašiną pernai tokį kabriką. Visai fainas buvo dovanojimas, tai nežinau, dalyvaukit, dovanosim šitą. O šiaip operatorius šiandien pas mus labai tylus, nes mikrofonas išsikrovė. Man išsikrovė. Tai operatorius padovanojo savo mikrofoną šiandien, tai va. Tai su savim pasikalbėsiu. Tarp kitko, dar labai mano faini batai rudeniniai, galit įvertinti. Labai patogus, labai patinka. Labai svarbu parodyti. Tarp kitko noriu parodyti, mes čia visą mašiną aprašinėjom su žmonių vardais, kurie rašė komentarus ir norėjo laimėti tą mašiną. Bet mes tą padarėm prieš, ką žinau, 1,5 mėnesio ir vaizdelis toks, galit pasižiūrėti, saulė šiaip nublukino. Va čia yra, pavyzdžiui, naujas užrašytas, galit matyti skirtumą. Tai žodžiu, tokia pablukus, bet jau išrinkom nuo mašinos finalininką, tai kaip ir good. Tik aš kažkaip galvojau, kad laikysis geriau. Čia operatorius gali parodyti, kokį šiandien keleivį kietą turim. Va, sėdi, pasikrovė. O va čia va dar toks suvenyras iš praėjusių lenktynių, koks atsiminimui gražus dalykas. Laikau šičia, va, pasidėjus laimę neša. Įsėdami mašiną, tai operatorius dabar turėtų girdėtis, bet nekalbus šiandien vis tiek kažko tyliai. Be žodžių šiandien visiškai. Ramus toks. Aš tai galvoju žodžiu. 3 tos lenktynės. Aš negaliu patikėti, kad mes suvažiavom tose 2. Nežinau, ar gyvenime dar labai norėčiau pakartoti, kad ir kaip smagu būtų, bet vieną kartą, kai pagalvoju apie tai, kad vėl reikės būti toj trasoj, man atrodo, širdis į kulnus nukrenta. Tais metais kur nors ekstremaliau varysim kokį off-roadą varžybas. Nebent tu kita mašina. Tai šitą jau padovanosiu, šitą tikrai jau nevažiuosiu. Tai ačiū Dievui. Šiaip norėčiau gražios, normalios, geros, kietos mašinos. Jeigu kas nors norėtų, kad aš dalyvaučiau lenktynėse su jų turimu Lambo arba Ferrari, I'm in. Esam atviri pasiūlymų. Atviriausi šitoj vietoj. Aš jau laukiu komentarų iš visų apie tai, kaip aš laikau vairą. Kaip tikra lenktynininkė. Va tai va. Tai tiesiog labai stabili mašina, tai jos, tik prilaikai trupučiuką, nereikia čia per daug vairuoti. Bet dėl jūsų širdžių ir ramumo laikysiu taip, pasitaisau. Čia operatorius parodys, aš galvoju, gal su tokiu pralėkti Nemuno Žiede būtų neblogai. Į Bekelę. Varytume ant kiek čia, 15 turbūt. Vat operatorius grįžo, bet operatorius vis tiek labai nėra iškalbingas, nes šiandien kažkaip šiaip sunki diena. Bet Jurgita, tu pasakyk, ar nebus gaila atiduoti šitą mašiną, ką tu veiksi? Aišku, kad gaila. Aš tai visada galvoju, tipo, čia aš sunkiai dirbu, kodėl man niekas nepadovanoja iš tos mašinos. Aš tikrai pasilikčiau. O tai ką? Šiaip man keista, kad mažai žmonių dalyvauja, nes automobilis vis tiek kokius 6-7 tūkstančius kainuoja. Blemba, laimit mašiną, jeigu jos nereikia parduodat, realiai kaip loteriai laimėja. Neparduodat, o turit amžinai, nes esat kauto fanai didžiausi ir miegat toj mašinoj. Irgi dalyvaujat lenktynėse, skinat pergalės, karočią. Jo, šiaip sakyčiau, kad tikrai gali dalyvauti. Tai bus fainai, bus konkursas, tada bus finalas, per tą finalą susitiksim, pažaisim kokių fainų žaidimų ir kažkas išvažiuos. Tai... Žodžiu, kai visą laiką mes pinigus dalinam. Nes žiauriai daug turim, miegam ant pinigų krūvos. Norim pasidalinti. Tai
Va, tokie matas iš karto, tokie turtingi. Mašina blizga. Kai su tokiais batais, tai iškart matos prie babkių. Bliomba, žiūrėk, brotiška. Tokia pati mašina, tiktais angliška. Gražuolė kokia. Žodžiu, nebelelekinam, nes aiškiai neturim daug ką pasakyti. Žodžiu, tik tiek priminimas. Mes dar lenktyniaujam šį šeštadienį Nemuno Žiede. Atvarykit, pasveikinkit, palaikykit. Ir dalyvaukit TikTok mūsų konkurse. Dovanosim šitą mašiną. Taip, ir palinkėkit man sėkmės, nes šiaip šeštadienį rodo lietų. O jo, pirmos lenktynės gal bus per lietų. Žodžiu, tada... Aš einu gerti raminančios arbatos tiesiog. Žolelė arbatos. Ir lyginti kostiumą lenktyninį. Viskas, susimatom, o jūs dalyvaukit konkursų dėl mašinos, nes nežinau, tada Jurgita pasiliks, jeigu niekas nenori.